Gudri verpėja. Gyveno viename kaime darbi senė. Nuėjo kartą jį sodžiun ir paėmė 7 sruogas verpti. Sudėrėjo už kiekvieną sruogą po dubenėlį miltų. Parnešė 7 dubenėlius miltų, iškepė 7 bandeles, paliko namie dukterį, o pati vėl sodžiun išėjo. Atmink, dukra, bandeles valgyk po vieną, kad pakaktų tau jų 7 dienoms. O dukra verpti eidavo pas kitas mergas. Tenai ji ir pavalgydavo. Dabar parsivedė tas mergas pas save ir tos suvalgė visas 7 bandeles. Grįžta motina ir kadėjim slupti dukterį, o ši rėkia net laukai aidi. Jų troba stovėjo prie kelio. Tuo metu važiavo ponas ir išgirdo šaukiant. Sako vežėjui: eik lyg vandens atsigerti ir sužinok, kas ten per klyksmas. Įeina vežėjas trobon: kas čia per peštynės? Pasėmiau verpti 7 sruogas ir pasakiau dukteriai: verpk po sruogą, kad būtų visai savaitei. O ji nepaklausė ir suverpė viską per dien. Sugrįžo vežėjas ir papasakojo ponui. Nepatikėjo ponas. Eina pats į trobą. Ar neturi senę degtukų? O kas čia per triukšmas? Matot, surinkau sodžioje verpimo 7 sruogas ir pasakiau dukteriai: verpk taip, kad 7 dienoms pakaktų. O ji ėmė per vieną dieną viską ir suverpė. Parvažiavo ponas namo, apžiūrėjo visus savo podėlius, visur pilna verpaties. Linų, vilnų. Kasgi man taip greitai viską suverptų? Einu pasipiršiu aš tai mergai, kur 7 sruogas per dien suverpė. Ji man bemat suverps. Pasipiršo jis mergai ir vedė ją. Įėjo kartą juodu į podėlį, o ten didžiulis voras per sieną berepliojas. Kai pamatė senės duktė, kad verpaties tiek daug, pravirko. O ponas ir klausė: ko tu žmon verki? Ar tu matai aną vorą, kur per sieną ropoja? Čia mano tetulė. Jis 7 metus verpė, o 8 vorų pavirto. Jeigu aš verpsiu, ir mane tas pat ištiks. Pamislijo ponas ir sako: nusiramink, neverpk, žmonės suverps. Pasiėmė vorą į kambarį, davė jam ėsti, gerti, kol tas galą gavo. Taip senės duktė atsikratė verpimo.